Liaudies valia. Deklaracija. Šia deklaracija liaudis, vienintelis ir teisėtas galios šaltinis, pilna apimtimi susigrąžina teisėtą galią virš visų juridinių darinių ar pavienių asmenų ir galutinai įtvirtina visas savo galios teisės. Tuo pačiu šios teisės grąžinamos kaip visiems, taip ir pavieniui esantiems iš liaudies, nes būtent liaudis ir yra tikrosios galios šaltinis. Liaudis, siekdama teisingumo ir teisių gynimo, išlaiko savo žodžio laisvę bei veto teisę visais atvejais, ar tai būtų bendras visos liaudies reikalas ar pavienis atvejis. Liaudies turtas priklauso liaudžiai ir pasilieka jos valioje, be jokių įgaliojimo turto patikėjimo valdymui ar panašaus pobūdžio šeimininkavimui iš šalies. Mėginimas kėsintis jėga ar klasta veikiant prieš šioje deklaracijoje išreikštą liaudies valią užgrobti ar suvaržyti liaudies galias ir teisės skelbiami teisiškai niekiniais nuo pat pradžių. Deklaracija įsigaliojo po jos patvirtinimo šios liaudies valios išreiškėjų parašais ir antspaudais ir paviešinama visuotiniam susipažinimui bei jos vykdymui ir įgyvendinimui. Ši liaudies valia skelbiama visiems, visuose laiko ir erdvių išmatavimuose. Tai atkurtos liaudies valia.